kankinti šunį 3 metus, nieko nedarant, per daug ilgas laikas. Gyvūnų globos vadovės, toks požiūris į gyvūną. Sako, Andželika, ką daryt? Jinai sako, nieko nedaryt, čia ne pirmas kartas ir nustok tu man sukt galvą. Pabėgs ir nustos ir numetė ragelį, suprantat. Ir jūs daugiau galit nebesavanoriaut ir daugiau galit nebetyti. Man tokių jautrių ir verkšlenančių žmonių prieglaudai nereikia. Šitiek laiko šunį kankinti, nieko nedaryti, nieko negydyti, elementariausios tabletės net nuo skausmo nepaduoti. Nežinau, kur tie surinkti pinigai nuėjo, kas ten buvo tai organizacijai pasakyta, kad jiems nepavyko. Kokia čia situacija gaunasi, kai viena prieglauda gelbėja iš kitos prieglaudos. Tai vat ir stebėjosi. Ir ten pakraupė visi buvo, sako, mes, vat ir sakė dar 5 kojos vadovė, sako, kiek metų dirbam, atrodo visko matėm. Aš jam parodžiu, vos, kaip sakau, tos meilės, pasivedžiodama, paglostydama, pakalbindama. Ir mes tapom geriausiais draugais. Jis jau manęs laukdavo, jis jau trepsi savo tom pėdutėmis į tą kojelę pakėlęs. Jau jis žinodavo, kad aš ateisiu ir